Sako, tikros draugystės niekas neišskiria. Nei atstumas, nei laikas, nei nesutarimai. Tikra draugystė kaip uola. Tvirta, nekintanti, atspari audroms. O jie buvo lyg broliai. Juokėsi iš tų pačių dalykų. Palaikė vienas kitą net tada, kai visas pasaulis nusisukdavo. Ir tada atsirado ji. Vienas žvilgsnis, vienas žmogus ir jų pasaulis ėmė trupėti. Iš pradžių tyliai, vos juntamai, paskui aiškiai ir garsiai. Atsirado pavydas, priekaištai, tylos pauzės, kurių kadaise niekada nebūdavo. Meilė ji turėjo būti graži, bet vietoj to tapo jų peiliu. Abu ją mylėjo, nei vienas nenorėjo trauktis ir tada paaiškėjo, kad jų draugystė nebuvo tokia stipri, kaip jie manė. Tikras draugas nebūtų pavertęs meilės kovos lauku. Tikras draugas būtų atidavęs širdį, bet nepalikęs kito vieno su skausmu. Ir dabar kyla klausimas, ar tai buvo tikra? Ar tai buvo draugystė? Ji ją išskyrė vienas žmogus. O gal jie buvo tik artimi, kol viskas klostėsi lengvai? Tikras draugas neišeina dėl meilės. Jis lieka net, kai širdyje audra. Tikra draugystė ne tai, ką tu sakai žodžiais, o tai, ką darai, kai gyvenimas meta iššūkį. Jie neišlaikė, reiškia neturėjo tikros draugystės. Bet žinai, kartais labiausiai skauda ne dėl prarastos meilės. Skauda dėl to, kad žmogus, kurį laikei broliu, tapo svetimos. Real Dreams.